Labą dieną. Nuo 3 karalių kunkuliuoja bent kiek istoriją besidominti Lietuvos visuomenė. Ir žiniasklaidoje ir iš lūpų į lūpas kartojamas Barboros Radvilaitės vardas. Ir man vėl kyla klausimas, o kaip mes turime vadinti šią iškilę Lietuvos istorijoje asmenybę? Lietuvos didžiąją kunigaikštienę ir Lenkijos karalienę. Na, truputis istorijos. Žinoma, kad Barbora Radvilaitė gimė gruodžio 6 dieną, tačiau tiksliai nežinoma ar 1520 ar 1523 metais. 1536 metais jos tėvas Rodūnėje sudarė sutartį su Goštautų šeima, pagal kurią jin turėjo ištekėti už Alberto Goštauto sūnaus Naugarduko vaivados Stanislovo Goštauto, kuris nuo 1539 metų tapo Trakų vaivada. Ir vedybos su 29 metų Stanislovu Goštautu įvyko 1537 metų gegužės 17 dieną Geranainėse, netoli Vilniaus, dabar Baltarusija. Taigi nuo to laiko mes ją turėtumėme vadinti Barbora Goštautienė. 1540 metais mirė jos tėvas, o 1542 metais po trumpos ligos netikėtai mirė ir vyras. Gal po metų Barbora susipažino su Žygimantu Augustu ir Radvilos 1547 metų rugsėjį sulaukė Žygimanto Augusto vizito pas seserį, pakvietė kunigą ir slaptai sutuokė karalių su Barbora. Nuo to laiko pagal lietuvišką tradiciją ją turėtumėm vadinti Barbora Žygimantienė. Na, tiesiog analogija su mums puikiai pažįstama, žinoma istorinė asmenybė Ona Vytautienė. 1548 metų balandžio 17 dieną Žygimantas Augustas Vilniuje Barborą oficialiai pristatė kaip savo žmoną ir Lietuvos didžiąją kunigaikštienę. O Barbora Lenkijos karalienė karūnuota buvo tik tai 1550 metų gegužės 7 dieną Krokuvoje. Na, žinote, po karūnacijos Barbora sunkiai susirgo ir 1551 metais mirė. Lietuvių kalbos rašybos taisyklėse aiškiai išdėstyta, kaip mes turime vadinti karūnuotus asmenis. Karalių ir karalienių vardai krikščioniškos tradicijos lietuvių kalboje paprastai vartojami tradiciniam lietuviškom formom. Čia reiktų žiūrėti leidinio Lietuvių kalbos rašyba taisyklės komentarai patarimai, patvirtinto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2022 metų sausio 6 dienos nutarimu numeris N1-190 8.1.1.1 punkto 5 komentarą. Jame rašoma: karalių, karalienių, krikščioniškos tradicijos popiežių ir šventųjų vardų paprastai vartojamas tradicinės formos. Pavyzdžiui, Ispanijos karalius Pilypas VI, o ispaniškai Felipe VI. Švedijos karalius Karolis Gustavas, švediškai Karl Gustav. Didžiosios Britanijos karalienė Elžbieta II, angliškai Elizabeth II. Popiežius Pranciškus, lotyniškai Franciskus. Šventasis Petras, šventasis Jonas, šventoji Teresė. Taigi, taip pat ir Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Barbora. Tačiau mes užsispyrę ją vadiname Barbora Radvilaitė, lietuvišką mergautinę pavardę. Na, pagal lietuvišką tradiciją tokią jin turėjo pirmus 14 ar 17 gyvenimo metų iki vestuvių su Stanislovu Goštautu.
Tačiau kodėl mes ją taip vadiname, kalbėdami apie visą karalienės Barboros gyvenimą? Ir ar tai pagarbu? Na, sakysite, taip istoriškai susiklostė. O jeigu tai pažodinis vertinys iš lenkų kalbos, nesigilinant į lietuvių kalbos tradicijas ir taisyklės, tai nieko čia gero. Juolab lenkų kalboje įsišaknijęs Barboros Radziviluvnos vardas kadaise turėjęs ir neigiamą atspalvį, tuo buvo pabrėžiama nekarališka karalienės Barboros kilmė. Sakysite, istorijos mokslui svarbus dinastiniai ryšiai, kuriuos galime atsekti pagal giminės vardą. Atsimenate Moskovijos didžiąją kunigaikštytę Eleną, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro žmoną. Niekur neužtikau, kad lietuviškai ją vadintų Elena Ivanaitė, pagal tėvą Ivaną III, maža kur ją vadina Elena Aleksandrienė, pagal vyrą Aleksandrą, arba Elena Riurikaitė, pagal Riurikaičių dinastiją, kuriai jin priklausė. Dažniausiai jin vadinama tiesiog kunigaikštienė arba karalienė Elena. Ir visi supranta, apie kokį asmenį kalbama. Tai čia dvigubi standartai? O gal Lietuvos didžiąją kunigaikštienę, o vėliau Lenkijos karalienę Barborą mes vadiname mergautinę pavardę, kad atskirti nuo jos uošvio Žygimanto Senojo antrosios žmonos vengrės Barboros Zapoje. Na, suprantu, lietuviškos Radvilų giminės akcentas buvo labai svarbus tarpukaryje, kai jauna Lietuvos valstybė tvirtino savo identitetą prieš tuos, kurie tupi ant kalniuko, akys žiba kaip velniuko. Čia ištrauka iš tarpukario folkloro. Ir tada tikrai buvo svarbu pabrėžti lietuvišką Barboros kilmę, paminint jos giminės vardą. Tačiau dabar niekam nieko nereikia įrodinėti. Manau, kad iš pagarbos lietuvių kalbai ir pačiam asmeniui įrašytam į Lietuvos istoriją yra tikslinga Barborą Radvilaitę vadinti Lietuvos didžiąją kunigaikštienę, Lenkijos karalienę Barborą, jeigu, aišku, mes nekalbame apie jos paauglystės metus. Na, o ką apie tai manote jūs? Padiskutuokime šio filmuko aptarime ir tikrai labai laukčiau jūsų atsiliepimų. Tiek šiandien ir gero jums kolekcionavimo.